Garbė Jėzui Kristui. Atlaidai Šiluvoje – tai dienos padabintos susitikimais, koncertais, parodomis, pristatymais ir vienu labai ypatingu momentu – tai viešpaties kalbinimu. Tai apie maldą. Pasikalbėkime apie ją. Kunige Artūrai, papasakokite mums, kuo yra ypatinga Šiluvo šventovė visoje Lietuvoje, net ir pasaulyje. Vatikano antrojo susirinkimo nutarimas, vyskupų idėja apie priminti visiems, kad Dievas kalba, kad Dievas kalbina žmogų pačiais įvairiausiais būdais ir kad reikia išmokti skaityti laiko ženklus. Tai prieš 400 metų kažkas čia mokėjo perskaityti Dievo duoto ženklą. Čia šitam kaime, šitoj tolybėj, Žemaitijoj, vaikai sako, perskaitai kažkokį ženklą, kurį papasakojo kitiem, kuris pasirodė labai svarbus. Įdomu, kad vaikais patikėjo suaugusieji. Kad šita žinia, kurią vaikai davė, ji tapo žinia iki šiandien pasakojama. Tai štai laiko ženklai, kuriais Dievas kalbino. Kai čia buvo sumenkęs Dievo garbinimas, kai žmonės užsiiminėjo viskuo išskyrus Dievo garbinimu, Dievas kažkokiu ženklu, kurį mes šiandien įvardiname mergelės Marijos apsireiškimas, norėjo paskatinti, atnaujinti tai, kas yra svarbiausia. Arti ir sėti labai svarbu. Be to mes negalime gyventi. Bet arti ir sėti negali būti pirmas ir svarbiausias dalykas. Tai štai šita žinia, kuri čia yra duodama, tai vėl prisiminti patį svarbiausią dalyką, kad Dievas yra. Ir jeigu jis yra, jis turi būti pirmoji ir svarbiausioji vietoj. Manau, būtent šita žinia, ji ir yra ta svarbiausia žinia. Vaikai matė mergelę laikančią ant rankų kūdikį. Galbūt ta pati mergelė, kuri kadaise čia buvo gerbiama šitose vietose su tuo maloningu jo atvaizdu, kuris, sako, buvo surastas, užkastas. Tų pasakojimų pačių įvairiausių. Istorikai vieni teigia vienaip, kiti teigia kitaip, bet tai, kad ten kažkas įvyko, tai tikras faktas, nes viskas po to pradėjo čia keistis. Pastatyta bažnyčia, atnaujintos piligrimystės, nepradėtos, bet atnaujintos piligrimystės. Ir šiandien tie tūkstančiai žmonių, kurie čia yra, jie vėl iš naujo bando atrasti tą svarbiausią dalyką – Dievą, kuris turi tarp visų svarbių, nekvestionuojamai svarbių dalykų būti pirmoji ir svarbiausioji vietoj. Apie tai kalba mergelė Marija ir tai yra svarbiausia bažnyčios žinia. Šiandien arkivyskupas Gintaras pamoksle minėjo patriarchą Dovydą. Ir jisai savo psalmėse užrašęs vieną ypatingą eilutę, kad, sako, vieni turi kovos vežimus, žirgus, ir sako, jais pasitikė, o mes pasitikime tavimi viešpatie. Ir sako, nekriuto, o mes tebestovim. Tai iš tikrųjų, tai toks būtų ir atsakymas, kad iš tikrųjų mes galim turėti ir stipriausią ginkluotę, ir labiausiai išugdytą kūną, bet mūsų net istorija lietuviška rodo, kad mes be maldos parkristume, o maldoje mes pajėgus įstovėti. Ir geras pavyzdys yra mūsų tremtinių. Neseniai teko bendrauti su tremtiniais ir jie pasakoja, sako, ką mes sapnuodavom naktį. Sako, ne mėsą, duoną. O ryte prisikėlė jie iš tos duonos, kurios gaudavo labai nedaug, nusilipdydavo rožinį. Ir čia parodo, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Taigi be maldos mes tikrai esam paviršutiniški ir dar baisiau, kad mes galim net nueiti dar blogesnė, ne tik paviršium, bet tapti net žudikais. Taigi karys nėra pašauktas žudyti, bet ginti.